Piktosios dvasios įrankiai. O ką jūs pats manot, pavyzdžiui, apie aiškiaregius, ekstrasensus, pranašus, o gal net ir tuos pačius astrologus, apie kuriuos vis dažniau girdim? O ką apie juos manyti? Ką mano bažnyčia? Ką manyti, kas yra, jeigu taip grubiai pasakius, tai yra, reiškia, piktosios dvasios įrankiai. Jie patys, kai kurie žino, kai kurie nežino, reiškia, su kuo jie susiduria. Tai va, tikrai jie nežino, kam atstovauja, nežino, dėl ko jie tą daro, kai kurie žino. Manau, kad kai kurie tiesiog šarlatanai, kiti neturi, net gali apsimetę, žinai, daug apsimetėlių yra. Dabar dėl ko taip drąsiai kalbu, už tai, kad tikrai teko susipažinti su tą pasaulį įlysti visiškai nenorintų. Irgi dėl neišmanimo ir smalsumo tokio, čia dar irgi to, sakysim, prieš eilę metų, prieš daug metų, prieš 30 metų. Tai va, tai. Su tokiais žinomais lyderiais, jau dabar kai kurie mirė iš jų, ta prasme, ekstrasensorinio pasaulio, tai teko net nudomėtis, šnekėtis ir net bendrauti. Visiškai nesuprasdamas iš pradžių, kas čia vyksta.